21 skyrius. Mano liga, Henris ir mano ištikimybės išbandymas. Pagaliau atsipeikęs savo lovoje, pirmiausiai išvydau prie manęs palinkusi į, o greta jo su vaistų taurelė rankoje stovėjo Ananda. Nespėjau netaiktelėti, įkilstelėjo mano galvą, o Ananda supylė man į burną tokius karčius aštraus kvapo vaistus, kad vos neuždusau. Kažkodėl buvau dar silpnas, norėjau miego, užsimerkiau, nors abu mano draugai palinko virš manęs, lyg norėdami ko paklausti. Kažkokie sąmonės nutrūkimai, spragos, prabudimai, jaučiant silpnumą ir visą laiką šalia manęs esanti kažin kieno figūra. Tai ir viskas, kas išliko mano atmintyje iš tų dienų. Kai vieną dieną prabudau ir jau visai aiškiai pamačiau šalia manęs sėdinti man pasirodė, kad atsiguliau miegoti tik vakar vakare. Norėjau keltis, bet jo ranka sulaikė mane. Nesikelk, Liovuška. Tai buvo tavo ligos paūmėjimas. Ananda būgštavo, kad šis smegenų sukrėtimas ilgam išves iš rikiuotės tavo organizmą. Bet jo pastangų ir mūsų bendro slaugimo dėka tu dabar jau išgelbėtas. Jaučiuosi labai nusikaltęs tau, kad neapsaugojau tavęs nuo per didelių jaudinančių įspūdžių. Ar atleisi man, kad dėl mano neapsižiūrėjimo tu pragulėjai 2 savaitės? Švelniai ir meiliai žvelgdamas į mane kalbėjo Pragulėjau 2 savaitės, visiškai suglumau. Stengiausi ką nors prisiminti, kur baigėsi mano sąmoningas gyvenimas ir kur prasidėjo kliedesys, kada jaučiau sąmoningai, o kada vėl atsijungdavau. Kada susirgau, bet ūžesys galvoje ir spengimas ausyse neleido nieko suvokti. Tik vieną supratau, kad kažkodėl jaučiasi prieš mane kaltas. Ir ši mintis man pasirodė tokia juokinga, kad ištiesiau jam ranką ir tariau. O pas ką aš turiu prašyti atleidimo, kad antrą kartą susirgau ir antrą kartą gadinu jums gyvenimą, atimdamas iš jūsų tiek daug jėgų ir laiko. Ak, Lolijonai, viskas taiga prisiminiau. Juk tai vėl, kaip tada pas Anandą, aš apalpau, ar ne? Muzika tokia nepaprasta, ji tarsi privertė mano dvasią išskristi iš manęs. Jokiais kitais žodžiais negalėčiau išreikšti tos būsenos. Aš tarsi išskridau ir patekau pas Florentietį. Žinau, visą tai sapnavau, kad tarsi aš pas jį. Jis buvo ilgais baltais rūbais ir kažką man kalbėjo. Aš mačiau kambarį. Jis visas buvo baltas, bet ką aš jame darau, ką man Florentietis kalbėjo, viską pamiršau. Beviltiškai pamiršau, o juk vienintelė mano mintis buvo papasakoti jums visą šį sapną ir jo žodžius. Ir štai viską pamiršau, net prasmės neprisimenu. Tik žinau, kad Florentietis man keletą kartų pakartojo. Tu sveikas, tu visiškai sveikas. Bet jeigu nori susieti savo gyvenimą su manimi ir būti mano ištikimo draugu, turi pasiekti bebaimiškumą. Tik nesuvirpančios širdys gali pakilti į šį aukštį, eiti šiuo keliu. Tik tiek prisimenu. Dabar, Liovuška, tiek daug nekalbėk. Reikia pasistengti, kad tu kiek galima greičiau pasveiktum. Per tas 2 savaitės čia labai daug visko įvyko su mūsų draugais. Kapitonui liūdniausia buvo išvykti neatsisveikinus su tavimi, arba tiksliau pabučiavus tavo iš pažiūros bejausmį kūną. Šis užsigrūdinęs žmogus, manydamas, kad tu miršti, verkė, o Dilba, tatai, kaip jausminga panelė, turėjau girdyti žolelėmis ir įtikinėti, kad tu liksi gyvas. Matai, draugė, vienaip ar kitaip, miegant ar kliedint, tikrovėje ar svajonėse, bet tavo sąmonė iš šios ligos išsinešė tiesą, kad norint žengti toliau, tau būtinai reikia tapti bebaimiu. Tu turi padaryti viską, kad tai pasiektum. Tai artimiausia ir gryniausia viso tavo kelio pamoka. O mes su Ananda, kaip žinai, praėję sunkų siaubo ir liūdesio kelią, turime padėti tau pasiekti šį tikslą. Todėl pirmiausia pradėk tiksliai, griežtai, nuosekliai siekti visiško fizinio pasveikimo. Manęs, tavęs, Anos ir dar kai ko greitų laikų laukia dideli išbandymai.
Tiksliau, mes turime padėti Anai ir Stroganovui išvalyti jų šeimą nuo to blogio, kuris per Stroganovo žmonos neatsargumą žudo ją pačią, jos jauniausią sūnų ir tiesia savo nešvarias rankas į Aną. Tau, karčiomis ašaromis apverkusiam savo vaikystėje ir abejones, dabar reikia tapti vyru. Atsigauk, įgyk ryžtą, drąsą, padėk mums su Ananda labai sunkios kančios Stroganovų šeimoje valandą. Laikykimės visų Anandos gydymo smulkmenų, o štai ir jis pats. Ir iš tikrųjų, gretimame kambaryje, kur gyveno kapitonas, išgirdau Anandos žingsnius ir jo balsą. Kai po to sužinojau, dabar čia gyveno Henris, kuris su dalijosi visais mano slaugimo sunkumais. Įėjęs Anandas savo akimis žvaigždėmis nušvietė visą kambarį. Jis tarsi įnešė su savimi džiaugsmo, ramybės, pasitikėjimo atmosferą. Na kaip, ar ne aš, Henri, buvau teisus, sakydamas, kad nuo liovuškos kaip nuo žąsies vanduo, be pėdsakų dings ši liga. Suskambo jo klausimas Henriui, kurio susižavėjęs Ananda iš karto net nepastebėjau. Henris sumišęs šypsojosi ir atsakė, kad tai išimtinis atvejis, kad jis nė vienoje knygoje nerado tokio gydymo, kokį taikė Ananda. Henri, žinios tai pats gyvenimas, o gyvenimo negalima sutalpinti į jokią knygą. Jeigu neperskaitysi ligonyje jo gyvenimo, o ieškosi knygose, kaip ten aprašomas ligos gydymas, tu niekada netapsi gydytojų kūrėjų, talentų, tebūsi tik amatininkas. Negalima gydyti ligos, reikia gydyti ligonį, atsižvelgiant į visą jo turimą savybių visumą, priimant domėn jo dvasinį vystimąsi. Net statydamas žmoguje visų jo jėgų pusiausvyros, tu jo neišgydysi. Aš net neklausiu, kaip jūs jaučiatės, o nurodau sveikimo būdą. Po 3 dienų išlipti iš lovos, 5 dieną išeiti į sodą, 6 pasivažinėti su Henriu, po savaitės būti sveikam ir imtis visų kasdienių darbų, įskaitant muzikos klausimą ir laiškų rašymą man diktuojant, po 10 dienų padėti mums su jį atlikti vieną svarbų reikalą. Henris suplojo rankomis ir net švilptelėjo. Jis buvo pasipiktinęs. Nepaisydamas silpnumo ir ūžimo ausyse nusijuokiau ir pažadėjau Anandai įvykdyti šiuos reikalavimus, jeigu jam pakaks Ali piliulių. Ne Ali, o mano dėdės vaistai kėlė Henriui siaubą, o jums grąžino sveikatą. Henris net bandė nepaklausyti manęs ir vieną naktį nenorėjo jums duoti priklausančios vaistų dozės, bijodamas, kad jūsų nenumarinčiau. Laimė, prieš eidamas miegoti užsukau pas jūs ir ištaisiau jo klaidą. Jei ne, tai gindamas nuo manęs jis būtų nusiuntęs jūs gan toli, su humoru žvelgdamas į Henrį, savo metaliniu balsu žvangėjo Ananda, bet jo žvilgsnį ir balso intonacijoje sugavau širdgėlą, ypač kai jis žvelgė į I. Kruopščiai mane apžiūrėjęs, jis nuėmė man nuo galvos ledus, Henriui liepė nuimti šildiklį nuo kojų ir tarė man: be abejo, viskas jau praėjo ir jūs visiškai sveikas. Jeigu ne toks karštis lauke, leisčiau lipti iš lovos jau šiandien. Henris vėl kažką purkštelėjo, supratau, kad jis nepritarė Anandos metodui. Henri, draugė, reikia nunešti kunigaikštienei šiuos vaistus, paduok kunigaikščiui, bet pirmą dozę sugirdyk pats, kad ir kokia būtų kunigaikštienės būklė, kad ir kaip tai prieštarautų tavo moksliniai išminčiai. Gerai, gerai, nusišypsojo pamatęs pasikeitusius ir maldaujančias Henrio akis. 2 kartus už tą patį nebaudžia, bet jeigu tu davei žodį klausyti mano nurodymų, tai štai tau tikras pavyzdys, kad tu buvai neteisus, norėdamas keisti liovuškos gydymą. Ten, kur tu iki galo visko dar gerai nežinai, stenkis bent tiksliai vykdyti tai, kas tau nurodyta. Gudrauti išmintingam žmogui nedera, jau nekalbant apie tai, kad tu sulaužei duotą ištikimybės pažadą ir galėjai supainioti daugelio gyvenimo gijas bei pats žūti.
Kalbėdamas Ananda nebuvo griežtas, jo balsas buvo švelnus, bet aš nenorėjau atsidurti Henrio vietoje ir nebūčiau galėjęs taip ramiai atlaikyti šio spindinčio žvilgsnio. Henris nusilenkė ir išėjo su ta pačia suglumusia veido išraiška ir susikrimtęs, bet aš toli gražu nebuvau įsitikinęs, kad jis pakluso ir pripažino klaidą. Liovuška, jeigu nori eiti su mumis ir sekti savo ištikimų draugų florentiečių, tau teks dabar išspręsti vieną sudėtingą ir labai svarbų uždavinį. Tu jau ir pats pastebėjai, kad gyvenime egzistuoja daug tokių jėgų ir savybių, apie kurias anksčiau niekada nepagalvojai. Kadaise, kaip tu dabar, mes su jį taip pat atlaikėme daug audrų gyvenime, ieškojome jame savo norų įgyvendinimo, nežinodami, kad laimė ne jie, o pažinimas ir tarnavimas savo tautai. Laimė visų žmoguje glūdinčių aukščiausių jėgų išlaisvinimas, nukreipiant jas į pagalbą žmonėms. Visų savo talentų ir gabumų ugdymas, kad galėtum kviesti žmonės į grožį ir vienovę. Daug nekalbėsiu. Reikia, kad pasveiktum ir pats nuspręstum, ar nori paklusti ir eiti ten, kur mes su jį tave pakviesime, ar nori lengvai, paprastai, laisvę valia paklusti mums turėdamas vienintelį tikslą – tapti artimu florentiečio draugu ir pagalbininku. Jeigu iš visos širdies nori išlikti ištikimas jo ištikimybei, tai suprask, kiek daug reikia žinoti ir kaip aukštai reikia iškilti, kad priartėtum prie jo. Kol kas žinai mažai, bet visiškai tiki juo ir mumis, turi paklusti nemąstydamas. Juk jeigu nebūčiau laiku suspėjęs, Henris tave būtų numarinęs. Neturėdamas pakankamai žinių, ėmėsi pertvarkyti mano nurodymus, būtų visai sutrikdęs tavo širdies darbą bei nervų sistemą ir jau niekas nebūtų galėjęs tave sugrąžinti į žemę. Greitų laikų mums teks susikauti su labai didelės tamsios jėgos žmogumi, baisiu egoistu ir žiauriu svetimų gyvenimų žudytoju. Jeigu nori priartėti prie florentiečio, įsijunk į šią kovą, bet tam turi nugalėti savyje baimę. Ši sąlyga kaip nauja pamoka iškyla dabar priešais tave. Tai vienas uždavinys, kurį turi išspręsti per šias 3 paras, kurias dar gulėsi lovoje. Štai ir antras. Išvykdamas kapitonas labai jaudinosi, kad negali su tavimi pasikalbėti. Jis prašė perduoti tau jo laišką ir šį ryšulėlį, bet skaityti tu jo dabar negali išvynioti ir paketo, nes visas tas 3 dienas tavo širdies negali sudrumsti net menkiausias jaudinimasis. Gyvenk taip, kaip gyvena vienuoliai, lyg gyventum paskutinę savo gyvenimo dieną ir galvok apie florentietį ir apie tai, ką aš tau dabar pasakiau, jei nori su juo kartu darbuotis. Po 3 dienų tu man duosi atsakymą. Tada, priklausomai nuo tavo sprendimo, mes su I paruošime savo veiksmų planą ir greičiau ar lėčiau padėsime tau sveikti ir grūdintis. Jis nusišypsojo, paspaudė man ranką. Tada perskaitysi ir kapitono laišką. Nuo Anandos rankos paspaudimo į mano širdį nusruveno šilumos ir ramybės banga. Negaliu pasakyti, kad jo žodžiai nesujaudino manęs, bet kuo toliau jis kalbėjo, tuo labiau rimau. Mano mintis aiškėjo. Ir dabar nuo jo mane visą apėmė ir pripildė laimės, ramybės ir pasitikėjimo jausmas. Lygiai toks pats, kaip tą kartą, kai jo brolio kambaryje Ali paėmė mane už rankos. Kaip tada, taip ir dabar, iš mano širdies dingo šio žmogaus pranašumo lyginant su manimi jausmas. Aš jau neklausinėjau savęs, kam tokie žmonės, tiek aukštesni ir tiek tobulesni už mus vaikšto tarp mūsų po žemę, po jos kančias ir ašaras, po aistras ir blogį, tepdamiesi savo šviesius rūbus. Atrodė, kad aš visą susiliejau su tuo gerumu, su tuo gailestingumu, kurį taip paprastai ir lengvai Ananda liejo į mano širdį.
į mano nestabilę, sujaudintą sielą. Štai ji, meilė. Ne tik galvojau, bet ir visą savo esybę jaučiau Anandą. Ir jeigu aš galėčiau išmokti taip mylėti žmogų, juk visa esmė širdimi suprasti, kas yra meilė. Ir tada jau nesmerksi. Beveik nepajutau, kaip Ananda ir išėjo iš kambario. Atrodė, kad tebesnaudžiu, kaip ir ankstesnėmis dienomis, kai jausdavau lyg kokį savo būtybės dvejinimąsi. Žinojau, kad čia guli mano kūnas, bet kartu žinojau, kad aš, kaip mintis ir sąmonė, kažkur skraidau, kad aš kūne ir nekūne ir niekaip negalėjau užfiksuoti savo būsenos. Tapau tarsi nesvarus. Bet dabar aiškiai jutau savo kūno svorį, savo silpnumą, kiekvieno judesio kainą ir supratau, kad pradedu sveikti, kad kliedesys baigėsi. Norėjau savęs paklausti, ar džiaugiuosi ar ne, kad grįžau iš to nepaprasto kliedesio į žemę. Bet įėjęs Henris atnešė man pusryčius ir paaiškino, kad viską pagamino pats į savo rankomis, o Ananda nurodė man viską, kas atnešta būtinai suvalgyti. Susiraukiau, nes ant didelio padėklo visko buvo labai daug, o valgyti visai nenorėjau. Henris padėjo man atsisėsti. Padėklą pastatė ant žemos bambukinės kėdutės pačioje lovoje. Pradėjau nuo šokolado. Iš pradžių siurbčiau nenoromis, bet staiga pamačiau lėkštutėje Bagdadą. Ilgai nesvarstęs susikišau jį į burną, o po to taip užsinorėjau valgyti, kad sušlamščiau viską nieko nesirinkdamas, bet kokia eilės tvarka ir net pareiškiau, kad skanu tik mažoka. Henris su siaubu žiūrėjo į mane. Liovuška, aš daktarui pralošiau rimtas lažybas. Lažinausi, kad neišgersite nė pusės to šokolado, jau nekalbant apie kitus įtartinus patiekalus, kuriuos gamindamas tik bandė savo virėjo talentą. Per savo ligą dar kartą užplukdėte mane ant seklumos. Henrio balsas buvo liūdnas, pats atrodė visiškai sutrikęs. Man labai gaila, Henri, jeigu jūs nuliūdinau, nes aš iš tiesų tenorėjau išreikšti jums savo dėkingumą už slaugymą ir pagalbą per visą mano ligą. Ne, Liovuška, ne jūs mane nuliūdinote, o aš pats, to net nepastebėdamas, įsipainiojau į bjaurių intrigų tinklą ir tik šiandien Anandos žodžiai tarsi pažadino mane iš sapno. Kodėl staiga prieš 5 dienas sukėliau maištą ir nepaklausiau jo, nedaviau jums tų vaistų. Dabar nežinau net ką atsakyti, o tą naktį manyje sukilo, kaip dabar atrodo, be jokio pagrindo ir priežasties. Toks protestas, kad aš smerkiau ir kritikavau Anandą, nepaisiusi jokių medicinos taisyklių. Man atrodė tikras prievartavimas, smurtas reikalauti iš manęs besąlygiško paklusnumo ten, kur aš šitą suprantau ir turiu medicinos daktaro laipsnį bei atspausdintą mokslinį darbą, kaip tik iš tokio tipo kaip jūsų smegenų uždegimo. Ir kaip tik šis jūsų pavyzdys man parodė, kad aš nieko nežinau, kad Ananda gydė ne pačią ligą, bet matė ir suvokė visą jūsų organizmą, kaip jis visada tvirtina. O aš mačiau tik knygose aprašytą ligos eigą, bet ne jūs. Kai ruošė jums pusryčius, maištas manyje sustiprėjo, vos susilaikiau nuo storžieviškumo ir vaikiško noro nubėgti pasiskųsti Anandai ir pareikalauti kultūringo elgesio su ligoniu. Ji tik pažvelgė į mane ir ramiai nusišypsojęs tarė. Kertame lažybų, kad Liovuška viską suvalgys ir pasakys, kad mažai. Bet prašau nieko, nieko daugiau jam neduoti iki pačių pietų. Grįžęs pats papietausiu kartu su juo jo kambaryje. Jokių vaistų ir jokių vizitų. Ir taip dar kartą pažvelgė į mane, kad iki šiol negaliu atsipeikėti. Jeigu tai būtų buvęs griežtumas,
įsakymas ar smerkimas, aš juos lengvai pakelčiau, bet tai buvo užuojauta. Tokia užuojauta, kad supratau, jog jis nujaučia visas mano mintis, kurių net pats savo nenorėjau prisipažinti. Henris nutilo, nuleido galvą ir po valandėlės tęsė. Čia dar ne viskas. Dar ryte man Ananda pasakė, kad šiandien atsigausite, kad turėsite jėgų kalbėti, valgyti, kad nieko iš pašalinių pas jūs neleisčiau, o aš pažadėjau Žanai, kuri kasdien ateidavo pasiteirauti apie jūs, kad patylomis įleisiu ją pas jūs, Liovušką. Kaip drįsote taip bjauriai pasielgti? Sušukau taip garsiai, kad iš į kambario pasigirdo skubų žingsniai ir pats greit priėjo prie manęs. Kas atsitiko, Liovuška? Klausė imdamas mano ranką. Kodėl prie ligonio tebestovi padėklas, kad viliotų muses? Tyliai, bet griežtai skambėjo jo balsas. Ar jumis jau visiškai negalima pasikliauti? Jūs, Henri, nenorite paklusti nė vienam Anandos nurodymui. Kodėl Žanos laišką slepiate kišenėje? Kas jums sakė, kad mes ją kankiname neįleisdami pas Liovušką? Pažvelkite, ką padarėte, rodydamas į mane tarė I. O aš dusau, mane pykino ir žinojau, kad dabar vėl apalpsiu. Teikitės greičiau išeiti, tarė I, ir tai buvo paskutiniai jo žodžiai, kuriuos dar girdėjau. Man atrodė, kad garmėjau į bedugnį. Dar lyg girdėjau valingą į šūksnį, kviečiantį Anandą. Mačiau, kaip šis greitai bėgo į mano kambarį, bet nesu tikras, kad tai nebuvo kliedesys. Kai atsibudau, matyt buvo naktis, o gal tiesiog buvo nuleistos užuolaidos. Greta savo lovos prieblandoje įžiūrėjau Ibrahimo tėvo nerangę figūrą. Sujudėjau ir paprašiau gerti. Jis iškvietė į, kuris džiaugsmingai šypsodamasis pats padavė man gerti. Padėkoju turkui už prie manęs praleistą naktį. Padėkoju ir man, kad taip greitai įveikiau gilų priepuolį. Mano didžiuliai nuostabai šį kartą viską puikiausiai prisiminiau. Daugiau nebebuvo silpnumo, bet jaučiau tokį vilko apetitą, kad paprašiau valgyti ir šviesos, kaip galima daugiau šviesos. Turkas juokdamas įskėsčiojo rankomis, atitraukė užuolaidas, net prisimerkiau nuo šviesos. Ir pridūrė, kad kapitonas buvo teisus, pavadinęs mane išdaigininku. Vos neapraudojau jo šiąnakt, įsiprašiau gailestinguosius brolius, didžiuodamasis atliekamą pareigą prie mirštančiojo, o jis iš karto atėmė iš mane šią privilegiją. Ar įsakysite maitinti šį vilką, paklausė jis. Nueisiu pas Anandą ir paklausiu, kuo maitinti jo vilkiškąją didenybę, juokėsi I. O jūs gal neatsisakysite padėti jam nusiprausti. Šiukštu nesikelti, pridūrė grasindamas pirštu. Kol grįšiu su Ananda, įsivaizduok save beviltiškų ligonių ir priimk Dželmabedo rūpinimąsi suderamą tokiems ligoniams graciją. Nelaukdamas mano atsakymo, jis greitai išėjo. Paklusau turkui. Mano liesumas nustebino ne tik jį, bet ir mane patį. Net negalvojau, kad taip galima sublogti per 2 savaites. Turkas lingavo galvą burbėdamas. Dabar atpenėk tokią asketą. Nejau galima gyventi tik su oda ir kaulais. Pareikalavau veidrodžio tvirtindamas, kad negaliu iš atminties susišukuoti, bet turkas man jo nedavė, paaiškinęs, kad veidrodis nevalgomas, o mane dabar turėtų dominti tik maistas. Nespėjau įrodyti sušukuotos galvos reikšmės apetitui, o abu daktarai jau stovėjo greta manęs ir juokėsi klausdami, kas man svarbiau – valgis ar grožis. Be atsakymo godžiai ištiesiau ranką į atneštą puodelį. Turkas labai pritarė tokiam praktiškam sprendimui ir pasiūlė nueiti į virtuvę ir užsakyti man gerus pusryčius. Kai jis išėjo su I nurodymais ir mano replika greičiau jau atneštų, pasakiau Anandai, kad esu visiškai sveikas ir galiu keltis.
Ananda leido ne tik keltis, bet ir išeiti į balkoną, tačiau tik vakare, kai atvės karštis ir su viena sąlyga – pirmus pusryčius suvalgyti lovoje ir pagulėti 3 valandas prietemoje. Jeigu po 3 valandų jis galės įsitikinti mano savitvardą, jei aš dėl nieko nesudirgsiu, išliksiu ramus, tada galėsiu keltis, o rytoj vakare jis pats atsargiai palydės mane paklausyti muzikos. Buvau sužavėtas. Galiu užtikrinti jūs savo būsimą nepajudinamą ramybę, nes labiausiai už viską pasaulyje noriu paklausyti jūsų ir Anos muzikos. Duodu žodį, kad būsiu ramus, o žodį aš moku laikyti. Ir iš viso, jeigu ne jūsų dervišo kepurė, nebūčiau vakar šaukęs. Kai ji tada suspaudė man smegenis, tai taip ir likau vaikiškai kvailas. Reikėjo man tik pasakyti Henriui, kad nenoriu 3 dienas, kol atsipenėsiu ir būsiu panašus į žmogų nieko matyti. Ir viskas būtų buvę gerai. Dėl visko kalta dervišo kepurė. Taip, greitai tu akivaizdžiai įsitikinsi, ką reiškia tikrai piktą lemianti kepurė. Kokia kraupi ji gali būti, kaip kartais iš viso gali pakenkti dovanotas ir nešiojamas daiktas. Labai rimtai kalbėjo Ananda. Piktos rankos ant žmogaus uždėtas daiktas gali atimti ne tik protą, bet ir gyvybę. Tuo momentu nesupratau jo žodžių, bet kokia baisi jų prasmė, akivaizdžiai įsitikinau jau po keleto dienų. Davė atsigerti labai malonaus, gaivinančio, putojančio gėrimo, abu mano draugai paliko mane turko priežiūrai. Šis primaitino mane lygi sotis ir savęs nepamiršo. Turėjau pripažinti, kad Ananda buvo teisus, nes pavalgęs užsinorėjau miego ir prietemos. Turkas vėl užtraukė užuolaidas, pats taip pat atsigulė ant sofos ir abu saldžiai užmigome. Antra mano sveikimo diena prabėgo puikiai. Retkarčiais užmesdavau žvilgsnį kapitono laišką, siuntinuką, bet nebuvo net minties sulaužyti Anandos draudimą. Aišku, laukiu ir muzikos, labai laukiau, bet dabar šiame laukime jau nebuvo to aistringumo, kuris kaip sūpuoklės vis įstumdavo mane į nuolatinį irzlumą. Jaučiausi, lyg iš tikro slaptame Anandos kambaryje kartu su ašaromis būčiau išverkęs dalį savęs. Buvo įdomu, kur Henris, nes kapitono kambarys vėl buvo tuščias. Buvo įdomu, kaip gyvena kunigaikštė su kunigaikštienė, kas vyksta Žanos parduotuvėje, kas naujo pas Stroganovus. Jeigu šalia manęs būtų buvęs Henris ar kunigaikštis, būčiau galėjęs apie viską išklausinėti. Bet ko nors paklausti nedrįsau ir nenorėjau, jeigu jam neatrodė, kad turiu tai žinoti. Visą dieną praleidau vienas. Tas uždavinys, kurį Ananda man iškėlė, besąlygiškas paklusnumas, ties kuriuo suklupo Henris, manęs net nejaudino. Matyt, viena vertus, palyginus su Henriu, aš turėjau tiek nedaug žinių ir talento, o kita vertus taip akivaizdžiai mačiau tokiuose žmonėse kaip Ali, Florentietis, Ananda, žmogiško gerumo, kilnumo, pasiektų jėgų viršūnės, kad man ir į galvą neatėjo suabejoti savo užimama kuklia vieta visatoje, palyginus save su jais ir jų žiniomis. Kuo labiau suvokiau savo draugų gyvenimo kelio nepalyginamą aukštį, tuo nuolankiau, dėkingiau žvelgiau į jų meilę man ir jų rūpinimąsi manimi. Tai bemąstant atėjo o aš aišku taip apsidžiaugiau, kad vėl vaikiškai puoliau jam ant kaklo. Koks tu juokingas, mano brangus Liovuška, ant tavęs tik kaulo anatomiją mokytis. Kaip tu pasikeitei? Nepaisant vaikiškos figūros, tu tarsi suaugai, suvyriškėjai, jau visai kita tavo veido išraiška. Tavęs ne tik Ana su Žana, kiekviena savaip,
bet ir florentietis nepažins, švelniai apkabinęs ir glostydamas mano garbanas kalbėjo I. Mes sėdome pietauti ir jis pasakojo, kaip puikiai jaučiasi kunigaikštienė. Anandos pastangomis pavyko padaryti tai, kam jis vienas nebūtų ryžęsis. Ananda susisiekė su savo dėde ir gavo leidimą panaudoti jo gydymo metodą. Taigi dabar kunigaikštienė vaikšto ne blogiau ir netgi geriau negu prieš ligą, nors metodas buvo rizikingas. Į mano klausimą, ar kunigaikštienė prisimena, ką jai kalbėjo į pirmomis ligos dienomis, kai ji bandė išrėkti atleiskite, ji atsakė, kad prieš porą dienų, kai baigė turto derybą su sūnumi ir patenkinti advokatai išvyko atgal į Maskvą, ji pati paprašė Anandą ir I skirti laiko pokalbiui. Jis nepasakojo turinio, tik užsiminė, kad dingo kunigaikštienės beprotiška mirties baimė. Visi jos santykiai su aplinkiniais, gerėja kartu su jos sveikata, dabar dar labiau pasikeitė, kaip ir jos raudoną peruką pakeitė natūralų žili plaukai, bei ankstesnė dažyta kaukė, jos natūralus veidas. Jos mintis išsilaisvino iš geležinių gobšumo ir šlykštumo gniaužtų. Ji pirmą kartą pamatė ir patikėjo, kad ne viskas gyvenime perkama ir parduodama. Vis tik man labai gaila kunigaikščio, kad ir kaip jis suprastų savo gyvenimo prasmę, bet sena žmona tai didelis siaubas, pasakiau susimąstęs. Ji nusišaipė ir pasakė, kad į šį klausimą apie kunigaikščio laimę jis man užduos po 3 metų, kai mano gyvenimo patyrimas ir žinios mane nuves gerokai toliau. Matau, kad tave mažai te jaudina besąlygiško paklusnumo uždavinys, tarė I su gerai pažįstamomis humoro kibirkštimis akyse. Ne, Lolijonai, šis uždavinys manęs visai nejaudina, taip pat kaip ir antram Anandos uždaviniui visai neskiriu jokio dėmesio. Aš neturiu ir negaliu turėti jokio pasirinkimo, jokio kito sprendimo su jumis ar be jūsų, nes man net gyvenimo be jūsų, be florentiečio, be mano brolio būti jau negali. Nepastebėjau, kokią vietą mano širdyje užėmė florentietis, tik išsiskyręs su juo pajutau visą savo meilės jam jėgą. Nespėjau suvokti, kokiu stebuklingu būdu mano širdyje tiek daug vietos užėmė seras Ut Vomis. Bet kaip, už ką, kada ir kodėl ten apsigyveno jūsų atvaizdas, žinau tiksliai. Ir visa mano pasikeitusi būtybė alsuoja dėkingumu jums. Būti jums kuo nors naudingam, būti jūsų tarnu, ištikimu mokiniu, pats didžiausias mano noras, pati slapčiausia mintis. Ir dėl savo nemokšiškumo, nesusivaldymo, nepatyrimo aš kenčiu dar labiau negu kada nors anksčiau. Mano mielas berniuk, kuo toliau, kuo aukščiau kiekvienas iš mūsų eina, tuo jam aiškiau, kad tobulėjimui ribų nėra. Nesvarbu kokią aukštį, kokią ribą tu šiandien pasieksi, svarbu tik, kad eitum į priekį, kartu su tuo amžinu judėjimu, kuriame pirmyn juda visas gyvenimas. Įžengti jį galima tik meilę. Jeigu šiandien nepapuošiai kieno nors dienos savo paprasčiausių gerumo, tavo diena dingo. Tu neįsijungi į amžiną judėjimą, kuriuo tą dieną gyveno visa visata. Tu atsiskyrei nuo žmonių, vadinasi, negalėjai kilti jokį tobulėjimą. Į ten kelias vienas – meilė žmogui. Mūsų pokalbį pertraukė Ananda, o aš turėjau dar daug klausimų, nerimavau dėl Henrio. Matau, Liovuška, kad tu tikrai savo žodžio šeimininkas. Net nesitikėjau, kad tai puikiai atrodysi, buvo pirmieji Anando žodžiai. Tave jaudina tavo liesumas, bet tu pamatysi Aną,
Pamatysi, kaip per tą laiką pasikeitė ji, jos tėvas. Pasistenk išlikti išauklėtų žmogumi. Neparodyk, kad nustebai pastebėjęs šią liūdną permainą. Būsiu išauklėtas ir taktiškas, oriai atsakiau jam, nors turiu pripažinti, kad šie du žodeliai jau nuo pat pažinties su florentiečiu man teikė nemažai rūpesčių ir jaudinimosi. Labai stengsiuosi, bet pažadėti, kad neatitrūksiu ir nepadarysiu jums gėdos, dar negaliu. Mano draugai atsistojo, pasiruošę eiti į svetainę. Atsiminęs florentiečio žodžius, paėmiau kapitono laišką bei siuntinuką, įdėjau į sakvojažą, o sakvojažą savo ruožtu įkišau į spintą. Nuo ko tu slėpi daiktus, paklausė jį. Nuo nieko, bet florentietis man liepė niekada nepalikti bet kaip man brangių daiktų, todėl aš ir susitvarkiau. Be to ir jūs nekartą mokėte mane tvarkos, atsakiau jam. Jis nusišypsojo, bet nieko neatsakė. Ananda paėmė mane už parankės ir mes pasukome į svetainę. Jaučiausi visai gerai, tik laiptais lipti buvo gana sunku. Abu draugai laikė mane iš abiejų pusių, o kojos vis tiek sunkiai linko. Atrodė, kad ėjome ištisą amžinybę, kol priėjome tikslą. Svetainė dar buvo tuščia. Netrukus įėjo kunigaikštis. Tarnai uždegė lempas ir sietyną. Mielas kunigaikščio veidas, kurį tikėjusi išvysti švytinti, koks jis liko mano atmintyje prieš ligą, nustebino jame atsispindėjusiu susirūpinimu ir liūdėsiu. Jau norėjau paklausti, kas jam atsitiko, bet laiku prisiminiau, kad kaip turi elgtis išauklėtas žmogus, nerodantis savo nustebimo. Ir ėmiau laukti tų stulbinančių Anos ir jos tėvo permainų, apie kurias kalbėjo Ananda. Tuo pačiu sutelkiau visas mintis į florentietę. Kol kunigaikštis kalbėjosi su ir Ananda prie rojalio, atsisėdau prie sienos į gilų fotelį ir stengiausi susikaupti. Pats nustebau, kaip lengvai šį kartą pavyko sutelkti savo dėmesį. Iš karto pasijutau florentiečio atmosferoje, lyg būčiau laikęs jo ranką. Todėl, kai Anandos balsas Liovuška Ana atėjo, gražino mane į realybę, aš apsidžiaugęs atsistojau ir nuėjau jos pasitikti, sekdamas paskui bet kojos buvo dar nepaklusnios. Liovuška, ar prisimeni Anandos žodžius, šnipštelėjo Taip, būsiu laimingas galėdamas išbandyti savo savitvardą, atsakiau jam. Tik kai pamačiau Aną, nuo kurios pečių kunigaikštis jau nuėmė jos įprastinį juodą apsiaustą, viduje aiktelėjau. Jūs tikriausiai net pažinsite manęs iš šių kaulų ir odos, Ana, tariau pakiliai nusiteikęs ir bučiuodamas rankas. Jūs, Liovuška, dabar mane stebinate ne oda ir kaulais, bet kažkuo kitu, ko dar aš neapčiuopsiu. Tai visai ne fizinėje plotmėje. Mane stebina dvasinis pokytis. Tai tarsi jumise prabundanti nauja jėga ir netgi dar daugiau, kalbėjo Ana. Taip, o štai prieš jūs ir invalidas, paduodamas man ranką, kalbėjo Stroganovas. Turėjau labai stiprų širdies priepuolį, iš kurio mane vos išplėšė mūsų daktarai. Prisipažinsiu, jau nesitikėjau daugiau išvysti šį namą ir dar kartą išgirsti muziką. Gyvenkite smagiau, mano brangus literatė. Grįžkite savo aštriomis akimis ylomis į jūs supantį gyvenimą ir dėkitės domėn viską, kas dedasi aplinkinių širdyse. Kuo toliau bėkite nuo kompromisų, verškitės iš jų. Jeigu jie palietė jūsų širdį, nagelis įstrigo, paukštelis pražuvo, dusdamas kalbėjo senukas, matyt prisimindamas savo išgyvenimus. Paėmęs mane už parankės, jis sunkiai ir lėtai ėjo prie sofos, kuris stovėjo prie mano išsirinkto fotelio.
Vos spėjome atsisėsti, kai į kambarį įėjo Henris ir visiems bendrai nusilenkęs patraukė į patį tolimiausią kampą. Kiek turėčiau priežasčių aikčioti, jeigu tai būtų įvykę prieš mano ligą, pagalvojau pažiūrėjęs į Henrį. Ir taip liesas Henris dabar buvo išdžiūvęs kaip po pasniko, bet jis ne tik sulyso, jis pasikeitė, tarsi kuo nusivylė, supyko, paniuro. Matyt, jo dvasinis maištas nerimo, o augo. Ana atsisėdo prie rojalio ir mane iš tiesų nustebino joje įvykusi permaina. Praėjusį kartą ji čia sėdėjo jauna, tarsi sustojusi 17 pavasaryje, o dabar jai būčiau davęs visus 30. Ne raukšlės ją pasendino, bet vietoje gero, ramaus, meilaus Anos veido, prie kurio jau buvau pripratęs, dabar mačiau skausmingai ir tvirtai sučiauptas, vis trūkčiojančias lūpas, kenčiančias akis, kurios kartkartėmis sužaibuodavo, kitaip nesugebu to apsakyti, ir jos tėvas jau niekuo nebepriminė to linksmo žvalaus žmogaus, kuris prieš mėnesį atėjo pas mus į svečius gerti arbatos ir padėti sutvarkyti Žanos likimą. Mes perkelsime jūs į 17 amžiaus pradžią ir pradėsime nuo vienuolio Matesono, po to išgirsite Bachą ir Hendelį, pranešė Ananda. Staiga, su pačiais pirmais garsais, vėl išvydau pirmykštę Aną, dar nuostabesnę, grojančią su dar didesniu įkvėpimu, tik be ankstesnės ramybės, o veržlią, aistringą, galinčią bet kurią akimirką pratrūkti. Kaip ir praėjusį kartą, iš po Anandos stryko liejosi ne violončelės garsai, o gyvas žmogaus balsas, griovęs visas pertvaras tarp širdies ir aplinkinio gyvenimo. Tas balsas liejosi į mano sielą, bet neįtrino jo žaizdų, o teikė jėgų ir ramybės. Nuostabūs garsai sruveno, keitė vienas kitą, o aš nemačiau nieko išskyrus muzikantų veidus. Šiandien mane stulbino net ne jų grožis ir net ne juose atsispindėjęs įkvėpimas. Jeigu praėjusį kartą pajutau jų susiliejimą kūrybinio polėkio ekstazėje, tai šiandien pats dalyvavau toje ekstazėje, pats kūriau naują, iki šiol dar neišsakytą maldą Dievui, kiekvienu savo nervu dalyvaudamas tuose garsuose. Ir jau negalvojau, kaip tada važiuodamas į Maskvą, tikiu Dievą ar ne, koks jis tas mano Dievas ir kokie mano santykiai su juo. Dievas buvo manyje, skambant muzikai meldžiausi jam, garbinau jį, tirpdamas iš laimės šlovinau visą gyvenimą tokį, koks jis yra. Ana ėmė groti viena, Bethoveno sonata, kaip audra veržėsi iš po jos pirštų. Pakėliau galvą ir vėl nepažinau Anos, visa pasikeitusi. Įtoliusi smeigtomis akimis, ji atrodė, matė tai, ko nematėme mes, kreipėsi į kažką ir grojo tam, kuris klausėsi jos ne čia. Iš jos akių riedėjo ašaros, bet ji jų nejautė. Tik štai jos ašaros išdžiūvo, akyse sušvito laimė, lyg ją būtų išgirdę. Lūpose atsirado šypsena, atspindinti tą laimę, beveik palaimą. Garsai nurimo, virto švelnia melodija ir nutilo. Savo kampe raudojo Henris, raudojo taip beviltiškai, kaip aš tada Anandos kambaryje. Norėjau atsistoti ir prieiti prie Henrio, bet pamačiau, kad pats Ananda jau stovi greta jo ir švelniai glosto jo galvą. Šį kartą nei Ana, nei Ananda nedainavo. Ananda tarė, kad po tokios muzikos belieka žemai nusilenkti talentui, padovanojusiam didingas laimės akimirkas ir išsiskirstyti. Vis tebežiūrėjau į Aną.
kas vėl jai nutiko. Nejau jos ašaros sudegino tuose muzikos garsuose visą širdies skausmą. Jos veide vėl švietė 17 pavasaris. Jos akys vėl spindėjo gerumu ir atsinaujinimu. Ji priėjo prie tėvo, švelniai apkabino jį ir sušnibždėjo: daugiau nesijaudink, viskas bus gerai, viskas jau gerai, o tai, kas dar bus, tai tik neišvengiama pasekmė, o ne brakano bausmė. Atrodė, kad jis suprato tuos man visai neįmenamus žodžius, apsidžiaugė, pabučiavo ją ir nukreipė akis į praeinantį Anandą. Pakaks jums kentėti, Borisai Fiodorovičiau, švelniai, bet kaip man pasirodė su šiokiu tokiu priekaištu kreipėsi Ananda. Aš visą laiką jums tvirtinau, kad jūs žudo baimė, jeigu iš tikrųjų, kaip kalbėjote, būtumėte manimi patikėjęs, jums nebūtų tekę sirgti ir Anai nebūtų tekę tiek kentėti, juk jūs dabar visiškai sveikas, jums nieko neskauda. Jeigu mano dėdė būtų čia, greta jūsų, kaip pažvelgtumėte jam į akis? Ar ne jūs jam žadėjote, kad daugiau neįsileisite baimės į širdį? Kaltas, labai kaltas, kalbėjo dusdamas Stroganovas. Bet kai paliečiama didžiausia mano brangenybė Ana, kuriai jau 10 dienų gresia baisus pavojus, supraskite mane, Ananda, mano didis kilniaširdį draugė ir pagalbininkė, tai vienintelė mano pažeidžiama vieta, kur aš neįstengiu nugalėti baimės. Štai taip ir eina žmonių gyvenimas nuolat klystant. Pažvelkite į tas 10 dienų. Kas su ja atsitiko? Ji gyva, sveika ir dabar jau laiminga. Argi ne jūs savo baimę ją taip iškankinote? Ir jeigu norite žinoti, Ananda akimirksniu nutilo lygi kažką įsiklausydamas. Tai pavojus Anai, tiksliau jums, nes galėjote ją prarasti, grėsė čia, dabar, kol ji grojo, o jūs net neįtarėte. Kaip neįtarėte ir to, kad pats savo baimę privedėte ją prie išsekimo ribos. Ananda nutilo, švelniai paėmė abi Anos rankas, pakėlė prie lūpų, nusišypsojo ir apkabinęs ją kairę ranka pabučiavo į kaktą. Nėra vietos abejonėms ištikimoje širdyje, o kai jos ten patenka, ten įvyksta revoliucija, suardanti harmoniją. Atmink, mano draugė, Ana, kad antrą kartą ištraukti tave iš tos audros, į kurią dabar patekai visai nepasiruošusi, aš jau negalėsiu. Galvok ne apie savo kelią, kaip apie išsižadėjimo kelią, bet kaip apie kelius tų visų tau dvasia artimų žmonių, kuriems tu jėga ir ramybė. Jeigu gyveni harmonijoje, jeigu tavo širdyje apsigyvens abejonės ir kompromisai, tai ten, kur suklupsi pati, suklups ir tavo mylimieji. Tai pirma grandis, po jo seka baimė, o ten vėl pateksi į tą audrą, kurią dabar išgyvenai. Ir kartoju, aš jau negalėsiu antrą kartą tavęs iš jos išplėšti. Jis dar kartą pabučiavo Aną į kaktą. Tik dabar pastebėjau, koks jis išblyškęs, nusikamavęs, lyg čia būtų ne Ananda, o tik jo šešėlis. Vėl nieko nesupratau, tik širdį suspaudė, kas galėjo taip išsekinti Anandos jėgas. Kodėl jo lygią kaktą skersai perkirto raukšlė? Kodėl toks rūstus ir liūdnas? Visi šie klausimai liko be atsakymo, o širdyje padvigubėjo mano atsidavimas draugams. Niekas nenorėjo arbatos, kad neįžeistume nuoširdaus šeimininko, išgėrėme po puodelį ir išsiskirstėme. Ieškojau Henrio, bet jis dingo, o aš taip norėjau kuo nors palengvinti jo kančią.
Kiekvienam savo kelias, tarė man Ananda, kai išeidami susidūrėme tarpduryje. Tau dabar reikia ruošti atsakymą, kurio ateisiu sužinoti ryt iš ryto. Jeigu Henris net ir norėtų pasikalbėti su tavimi iki to laiko, aš tau draudžiu. Tu matei, kur veda nepaklusnumas. Šitą suvokiai dabar, bent kur veda abejonės. Gerai įsisąmonink visą tai, neieškok jokios pagalbos, spręsk savo uždavinį vienas. Grįžau į savo kambarius. Buvau laimingas. Niekas nedrumstė mano širdies, sprendimas buvo aiškus. Kiekvienu savo nervu suvokiau savo kelią, manyje viskas džiūgavo. Tvirtai žinojau atsakymą ir buvau ramus. Jau norėjau gulti miegoti, bet įsivaizdavau, kaip dabar jaučiasi Henris. Daug būčiau davęs, kad būčiau galėjęs jį nuraminti, bet mano vidinis balsas kalbėjo, kad dabar niekuo nepajėgčiau jam padėti, nes dar esu per silpnas. Supratau Anandos draudimą, man kaip norą apsaugoti mus abu nuo bereikalingų kančių, kurios nė vienam neduotų jokios naudos. Priėjau prie durų ir užrakinęs jas užgesinau šviesą. Tvirtai nusprendžiau likti ištikimas Anandos draudimui. Pašaukiau savo brangų florentietį ir atsiguliau visų kūnų jausdamas, kad Henris ateis pas mane. Ir aš neapsirikau. Nespėjau nutilti palydinčių Stroganovų Anandos ir žingsnį, kai kažkas pasibeldė į mano duris. Mano širdis tarsi atsiliepdama sudunksėjo. Beldimas pasikartojo, vėl viskas nurimo. Nežinau kodėl, bet nubėgau prie durų į kambarį ir jas taip pat užrakinau. Nespėjau grįžti į lovą, o jau išgirdau spaudžiant jų rankeną. Liovuška, atidarykite, ekstra reikalas, greičiau. Turiu jums perduoti ypatingai svarbų pavedimą. Nuo to priklauso 2 žmonių gyvybė. Greičiau, kol negrįžo išgirdau trūkčiojantį Henrio balsą. Gulėjau tyliai, nejudėdamas. Jeigu jis būtų sakęs, kad dega, kad nuo mūsų pasimatymo priklauso jo gyvybė, kad aš mirsiu, vis tiek nebūčiau išdavęs Anandos ir net nepajudėjau iš vietos. Henris pradėjo taip stipriai klibinti duris, kad aš bijojau, ar tik jis neišlauš šio seno namo užrakto. Tyliai atsistojau, užsimečiau chalatą ir jau norėjau pereiti į kapitono kambarį, bet išgirdau atsidarant paradinės duris ir supratau, kad grįžta mano draugai. Henris jau su įniršiu daužė duris, garsiai ir grubiai mane šaukė, jis jau nieko negirdėjo, nes net su Ananda žingsnių, kurie perėjo į bėgimą. Į kambaryje viskas nutilo. Po to išgirdau Anandos balsą, kalbėjusi man nežinoma kalba, skubius kunigaikščio žingsnius, jo klausimą, ar nepasivaideno jam triukšmas mūsų pusėje. Po to vėl viskas nutilo. Po kurio laiko išgirdau brangų į balsą. Ar gali atrakinti duris, Liovuška? Atrakinau. Ji pašvietė man žvakę į veidą, švelniai nusišypsojo ir tarė. Pirmą savo ištikimybės išbandymą tu išlaikei, mano brangus berniuk. Ir toliau eik taip kilniai, garbingai, ir tu tapsi draugu ir pagalbininku tiems, kuriuos pasirinkai idealu.